Mes savo išsikeliame tikslus, mūsų negali sustabdyti niekas. Ir moteris, aš irgi pati, žinot, viršus mano viskas gerai, bet jaučiu, kad reikia kojom daugiau. Yra taip, kada mūsų trumpai pradeda senti žmogus nuo kojų. Kad ir kaip skauda, kelius tenai reikia daryti pritūpimukus, labai sunku daryti pirmą kartą. Bet kada mes pradedam daryti iš lėto per tą skausmą, ir tada pranyksta skausmas. Mano irgi tikslas siekimybė 100 pritūpimų į dieną. Aš po kol kas nedarau, bet 50-70 pasidarau, bet būnu dar kartais vakare pribėgu, pasidarau 30. Nesvarbu, lyja, nelyja, mamma mija, gamta, darome. Aš sutraukiu užpakaliuką. Mano pritūpimai labai stiprus. Paspirokliuoju. Galima paspirokliuoti. Jauskime užpakaliuką. Jauskime kojytes. Ką, moteris, kiekvieną dieną. Kodėl aš taip rankytės? Visaip galite, kaip jūs norite tik tai. Aš tokį dar raumenuką, suspaudimuką padarau. Mamma mija. Suspaudžiame užpakaliuko raumenukus. Galima, aišku, pasimti ganteliukus, bet tikrai išmokstant, pradedant jausti savo kūną, ganteliukų nereikia. Galite prisipilti ir buteliukus vandenuko, bet tikrai pasidaryti be svoriukų ir jau, mamma mija, kaip jaučiasi iki moteris.